Lietuva prie bendro stalo. Šis paveikslas vaizduoja Lietuvą kaip dalį platesnio pasaulio ir bendros Europos erdvės. Prie bendro stalo susidę žmonės simbolizuoja skirtingas kultūras, patirtis ir bendrystę, dialogą, kuris jungia, o neskiria. Gyvūnai čia tampa archetipiniais simboliais, dramblys apsaugos stiprybės ir atminties ženklas, saugantis tai, kas svarbiausia. Drakonas visų stichijų įsikūrimas, primenantis apie gamtos jėgą ir pusiausvyrą. Šalia žmonių jie kuria pasaulį, kuriame realybė persipina su mitais. Viršuje esantis karalius primena valdžios, stebėjimo ir galbūt atsakomybės simbolį, tarsi figūra iš pasakų ar legendų, žvelgianti į bendrą gyvenimo sceną. Paveikslo apatinėje kairėje pusėje matomas pasaulis, žemė, ant kurios visi esame. Tai priminimas, kad nepaisant skirtumų, visi dalinamės viena erdve, viena istorija ir viena ateitimi. Paveikslas kviečia susimastyti apie bendrumą, tapatybę ir mūsų vietą pasaulyje.